30-40 metų žmonės ištinka gyvenimas. Atsiranda šeima, vaikai, karjera, mano paskola, lizingas ir visa šitas dantų ir bendras sveikatos tiesiog tas reikalas, jisai nustumiamas į šoną yra visiškai, dėl to, kad yra kitų prioritetų ir finansinių, daug finansinių įsipareigojimų. Savo burnos higienai, burnos ertmiai, burnai, apskritai, tai priežiūrai burnos jie skiriam turbūt mažiau truputį laiko, iki tam tikro to taško, kada atsiranda jau toksai poreikis, turbūt arba gyvenimas apsitvarko, palengvėja, kažkas atsitinka, arba kažkas atsitinka, tai reiškia, pradeda skaudėti, atsiranda kažkokia tai funkcinės kažkokios problemos, ar ne, dėl ko jie sako, kad jau nebegalėjau kentėti, nebegaliu, nebegražu, kažkas tokio atsitinka ir jie ateina. Tai tas šios dienos 30-metis, 40-metis, tai neretai yra tas pacientas, kuriam vis tik tai vis dar reikia breketų, nes, kaip minėjau, kad buvo laiku ta pagalba nesuteikta ortodontinė, arba jinai buvo neprieinama, arba jos tiesiog nereikėjo, nieks nepasakė, nes tuo metu tiesiog taip buvo. Ir dažniausiai šitie žmonės jau turi dėl vaikystėje, jaunam amžiui netektų dantų kažkokių tai disharmonijos kažkokios tai sukandime, tai reiškia, yra pašalintas dantis, yra dantis sugriuvę, yra kelių dantų tarpai, yra poreikis laminatėms, dėl to, kad priekiniai dantis kadaise buvo plombuoti pagal tos dienos suvokimą, arba plombuoti taip, kaip pavyko suplombuoti to meto specialistui.